Šeštasis uždavinys šiek tiek rimtesnis. Norint nustatyti, kurios dvi iš šių funkcijų yra didėjančios apibrėžimo srityje, mums reikia žinoti, kaip atrodo šių funkcijų grafikai ir kaip atrodys, kai mes transformuosime grafikus. Štai šita funkcija. Jeigu aš turėčiau tik tai 4x-uoju, tai grafikas atrodytų štai kažkaip tai va taip, eitų per vienetuką ir būtų didėjantis. Ką reiškia -4? Štai čia reiškia mūsų grafikas bus per 4 vienetus pastumtas į dešinę, bet mūsų funkcija vis tiek didės. Taip kad vieną tokią funkciją jau radau. Dabar kita. Žiūriu, čia 4 būtų iš x, tai būtų hiperbolė. Turbūt visi žinot, bet hiperbolės va taip eitų ir jinai mažėjančioji funkcija savo apibrėžimo srityje. Jeigu aš atimu čia 4, grafiką taip pat pastumiu truputėlį į dešinę, bet funkcija vis tiek bus mažėjanti, ji mums netinka. Čia yra x pakelta -4. Kitaip tariant, 1 padalintas iš x². Tokios funkcijos grafikas, va čia šonelį nubrėšiu, jisai atrodo kaip hiperbolė, bet tik abidvi šakos yra viršutinėje pusplokštumėje, todėl kad negali neigiamų reikšmių įgauti šitą funkciją. Tai matom, kad jinai yra gabalėlis, kur jinai didėjanti. Intervale nuo minus begalybės iki 0 jinai didėjančioji, bet toliau jau jinai mažėjančioji. Reiškia, jinai nedidėja visoje apibrėžimo srityje. Mums taip pat netinka. Dabar mes turim D eilutę. D eilutėje yra funkcija x-4 ketvirtuoju. Tai jeigu aš nubrėžčiau funkcijos x² grafiką, va dabar mėlynai rašysiu, kad būtų aiškiau, jis būtų labai panašus į parabolę. Tiesiog šakos eitų aukštyn ir atrodytų kaip parabolė. Jeigu mes dabar turim x-4 čia, tai visas grafikas truputėlį pasislenka į dešinę. Bet tas nekeičia to, kad jis tai mažėja, tai didėja. Reiškia, jis nedidėja. Šita funkcija nedidėja visoje apibrėžimo srityje. Jinai mums taip pat netinka. Žiūrim toliau E eilutę. E eilutėje yra minus šaknis iš x. Jeigu aš nubrėžčiau funkcijos y lygus šaknis iš x grafiką, reikia žinoti tiesiog, kaip jie atrodo, jis pačia nulyje prasidėtų ir va taip būtų didėjančioji funkcija. Tačiau mes turime minus šaknį iš x. Minusiukas mūsų grafiką apverčia. Ir tada jau funkcija pasidaro mažėjančioji. Va čia va būtų y lygu minus šaknis iš x. Tai taip atrodytų. Na, o pridedu 4, visas grafikas į viršų pasislenka. Jis pasislenka į viršų, štai taip kažkaip atrodys, bet jinai vis tiek bus mažėjančioji. Šita mums taip pat netinka. Na ir paskutinis grafikas yra kubinė šaknis iš x, jeigu nubrėžčiau, ir paskui per 4 turiu pastumti. Tai kubinė šaknis iš x grafikas, va čia šitoje pusplokštėmėje panašus būtų į kvadratinės šaknis, bet mes galim traukti kubinę šaknį ir iš neigiamų skaičių. Taigi jisai va taip atrodo. Funkcija yra didėjančioji. +4 reiškia, kad visas grafikas yra pastumtas per 4 langelius į kairę, bet tai nekeičia situacijos, kad mūsų funkcija yra didėjančioji. Taigi šitas mums taip pat tinka. A ir F eilutės uždavinys išspręstas.